Jau tapo gera tradicija, besibaigiant kalendoriniams metams Panevėžio rajono savivaldybėje peržvelgti metų sportinius pasiekimus ir pagerbti bei apdovanoti geriausius ir aktyviausius rajono sportininkus bei trenerius. Šie metai rajono sportui buvo nelengvi dėl sumažėjusio biudžeto, tačiau sportininkų pasiekimų tai atrodo nepaveikė, netgi atvirkščiai. Įvairiose tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse varžybose iškovota per 100 komandinių bei asmeninių apdovanojimų. Mus džiugina, kaip ir kiekvienais metais, rajono svarsčių kilnotojų, virvės traukikių, dziudo imtynininkų pasiekti rezultatai. Kaip jau ankstesniais metais, taip ir šiais metais rajono svarsininkai šį mėnesį grįžo iš pasaulio čempionato Suomijoje Tamperės miesto, kur pasiekė aukštų rezultatų. Jaunimo grupėje Berčiūnų gyvenvietės Naujamiesčio seniūnijos sportininkas Ovilijus Tarutis iškovojo antrą vietą. Paįstrijos seniūnijos sportininkas Vilius Glušokas suaugusių grupėje iškovojo trečią vietą. Miežiškių seniūnijos sportininkas ir tarybos narys Gintaras Vilniškis suaugusių grupėje buvo ketvirtas, veteranų grupėje jau eilę metų tampa savo svorio kategorijos čempionu. Taip pat išskirtinai renginyje pažymėti moterų virvės traukimo klubas Šelsmas pasaulio čempionate Pietų Afrikoje virvininkės užėmė 6. vietą. Pasižymėjo šiemet ir jaunieji rajono dziudo imtynių sportininkai, užėmė 1 vietas Europoje. Puikiai rajoną atstovavo ir žirginio sporto klubai, bei patys jauniausiai sportininkai pasiekė gerų rezultatų įvairiose sporto šakose. Rajono meras pasveikinęs sportininkus stengiasi neišskirti nei vienos sporto šakos. Tik pažymėjo Šelsmo komandą, kuri pasiekė tolimiausią planetos tašką iš visų, kuriuose teko varžytis rajono sportininkams. Tai kągi, su šiais metais su pabaiga, aš sąmoningai nevardinu visų sporto šakų. Visiems, aš sakau, tikrai džiaugiuosi visais. Džiaugiuosi visais tais, kurie buvo sporto centre, sporto renginių centre. O šie metai vis tiek reikia vieną kartą, dovanokit, bet paminėsiu vieną sporto šaką. Turbūt vis tiek įeis į istoriją. Nebuvo taip toli nuvažiavę mūsų sportininkai kaip šiais metais. Tai įsimintinas rekordas. Gintaras su svaršiais suka Peterburgas, čia Temperė, Suomija, bet Pietų Afrika jau visai kitas žemynas ir ten tikrai labai toli, tai taip, kad ten pabuvoti irgi jau didelis pasiekimas, irgi laimėjimas. Tai aš dar kartą visiems nuoširdžiai ačiū, sakau, treneriams, organizatoriams, sportininkams, geros sveikatos, gerų sportinių rezultatų. Visi susirinkusieji sportininkai, treneriai, sporto būrelių vadovai, metodininkai buvo apdovanoti simbolinėmis taurėmis ir gėlėmis.